Man šitas kalniukas labiausiai patinka. Čia praktiškai matosi beveik visa žemė. Čia gan labai jaukiai. Aišku, vasarą čia virins į nugarą saulę. Bet iš čia praktiškai beveik viskas matosi. Čia labai tokia gan įdomi meditacijos vieta. Netgi akmenukai sudėlioti. Yra mažas irgi ąžuolynas su kažkokia tais pušim. Yra alyvuogė. Ten pabaltavęs, kur mano pirštas? Ąžuolas. Apaugęs kažkokiam kerpėm. Tos kerpės pasirodo yra ženklas, kad labai švarus oras. Jos neauga ten, kur yra užterštas oras. Tai kadangi jis ten aplypęs, supras, kad labai švarus oras ant šitos žemės. Bendrai čia labai gražu. Čia kur sakiau, kaimynų. Ten visos šitos žemės, ten labai daug kaimynų. Na, aišku, ten dar eina į kairę pusę. Ten jau gal kaip 15-16. Gal negi dar daugiau mažais sklypeliais turi. Matyt, buvo didelė šeima kažkada. Ir visiems buvo po lopinėlį išpjaustyta. Tai vienas iš tų eukaliptų šiais metais, jau praeitais metais buvo nuvirtęs. Tai jie supjaustė ir lapus sudegina. Kažkaip mėgėjai portugalai deginti. Genėjo alyvuogės irgi degino kaimynai. Neįmanoma buvo būti. Tai jie daro žiemą, nes vasarą tai čia gali gaisrą padaryti labai greitai. Nepavyko man rasti geros vietos, kaip nufilmuoti kalną, kuris tikrai gražus.